papasakosiu truputėlį pradžiai, dėl ko mes iš vis susirinkom, dėl ko sukviečiau į tokią šventę jūs. Reikia suvienyti Lietuvos jogus ir kas veda meditacijas, nes aš ir pati daug ir meditacijos instruktorių esu paruošus. Iki COVID Lietuvoje jogai šiaip buvo tokie, galima sakyti, gan vieningi, kad būdavo ir susirenka dažniau, ir padraugauja, ir kažkokie tai mokymai, seminarai. Ir paskui mes turėjom tą tokį tarpą, kuriame mes įpratome būti po vieną, įpratom būti atsiskyrę. Tuo pasekoje, žiūriu, kažkaip ir tų renginių sumažėjo, tarsi atsirado tas tokia komforto zona, kad viską online pasidaryti ir galim tada patogiai online ir jogą darytis. Ir aišku, tas yra gerai, nes jau geriau daryti, negu iš vis nedaryti, ar ne? Bet pagalvojau, kad tikrai labai trūksta tos tokios vienovės. Buvo toks etapas, kad mes su jogais labai draugaudom ir ten, pavyzdžiui, savaitgalis mes susirenkam jogą tiesiog parke pasidaryti. Patys lankom jogą, bet po jogos dar kažkur tai einam kartu, darom kartu. Būdavo jogos mokytojų irgi tam tikri mokymai, kur mūsų susirenka, pavyzdžiui, koks 100 žmonių, išnuomota sporto salė ir mes visi susirinkę darom jogą. Ten nebūtinai tik jogos mokytojai susirinkdavo, bet ir apskritai tiem, kam įdomu joga. Ir buvo tas toksai laikas, kai mes tarsi visur kartu, paskui valgom kartu, darom asanas kartu. Ir yra tas tarsi džiaugsmas, ta nuolatinė bendrystė, ko žmonės šiais laikais sako, kad tikrai trūksta to buvimo kartu, kad būna atsiskyrę kaip baltos kokios varnos. Kai mes išeinam, jeigu penktadienį vakare į miestą, prie klubų stovi eilės, ar ne, prie barų stovi eilės. Sakau, prie jogos studijų turi būti tokios eilės. Ir kaip pas mus, ar ne, bus tokios eilės, kad netelpa žmonės pas mus į studijas užeiti. Lietuvoje labai daug žmonių geria ir antidepresantus. Ir tų problemų emocinių be galo daug, tai tikrai šitoje vietoje mes kaip tik susivienyti, turim būti drauge, turim padėti vieni kitiems, turim tą jogo žinutę skleisti. Tikrai, kad mes nesame kažkokia sekta, kaip vis dar, kad ir kaip būtų liūdna, atrodo toksai jau laikmetis, kai informacija pasiekiama, kad tai joga tikrai nėra paslaptis, gali bet kas ateiti ją, bet kai kuriems žmonėms tikrai atrodo, kad mes ir kažkokie sektantai ir kažką tai paslaptingo darom. Tai mes nieko paslaptingo nedarom, viskas yra atvira, ar ne, viskas padeda ir mes su asociacija turim daug tokių tikslų. Tai vienas, ar ne, iš tų tikslų, kad ir mes jogai tarpusavėje draugautume, kad turėtume renginius, kur susirenkam ir vieni kitus mokom, ir iš užsienio lektorius kviečiam, kad ir mus mokintų. Ir dar turim tikslų irgi šviesti visuomenę šitais klausimais. Ir būtent per tą, kad mes tiesiog darom asanas ar nekvepuojam, medituojam ir realiai mes netampam kažkokie išskridę ar kažkokie kosmonautai, bet tas, kad mes tiesiog tampame laimingesni. Tai ir ne visi tos laimės ieško, bet kažkaip ieško tokiais būdais keistais, kad geria vaistus, geria alkoholį, dar kažką tai darosi, keistų visokių praktikų. Tai va, ir mūsų tikslas yra būtent išlaikyti tą švarą, tą tyrumą, lengvumą ir nešti tą žinutę būtent ir per save ir visuomenę, kad viskas yra gerai su mumis. Bendrai noriu papasakoti šiek tiek gal keliais žodžiais apie asociaciją, kad tai bus ir ne pirmas tai bendrystės mūsų, šitie visi reikalai, pagalba vieni kitiems ir labai norim su jogos asociacija tą akcentuoti, kad mes turim draugauti, ar ne, kad net, pavyzdžiui, jeigu esam viena mieste jogai, kažkas tai, pavyzdžiui, ten Lazdijuose, ar ne, kažkas Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, ir kad mes irgi galim susitikti ir padėti vieni kitiems. Projektų įvairių numatyta ir jogos festivalis, ir jogos dienos, ir jogos konferencijos, čia su joga daug vyks įvairių renginių ir ne tik su joga, bet ir norim tą patį padaryti ir su meditacija. Nes mūsų asociacija tai yra jogos ir meditacijos asociacija, kad tai būtų šitos dvi dalys apimtos, nors šiaip pagal senąją tradiciją tai yra meditacija jau yra jogos dalis, bet šiais laikais žmonės tą truputėlį sumaišė, kad joga yra labiau tarsi asanas, kvepavimai, ahimsa dar kažkas tai žino, bet iš tikrųjų į pačią senąją jogos sistemą įeina ir meditacija. Ir irgi vienas net iš asociacijos tikslų, kad joga vėl būtų prisiminta ne tik kaip, ne, kas šiais laikais vyksta, kad, kaip sakau, gražus rūbai jogos, gražus kilimėliai, gražios nuotraukos, bet kad tai yra sena sistema, kad tai yra Šivos perduotas mokslas ir šitas mokslas yra būtent apie tą vidinį augimą, apie nušvitimą, apie dvasią.
ir kad šitie dalykai visi tarpusavyje gali būti dermėjai, kad mums nereikia atsisakyti netgi pasaulietinio gyvenimo, jeigu mes norim tiesiog lankyti jogą, jeigu norim būti jogais, kad viskas gali vykti kartu, nes joga yra labiau apie vidinį gyvenimą. Tai dar turim irgi su asociacija tokį tikslą, kad kuo daugiau integruoti tiek jogos, tiek meditacijos į visuomeninį gyvenimą. Tai kad joga tikrai nebūtų kažkokia retenybė mokyklose, kad tai nebūtų kažkokia mistika darželiuose, kad joga irgi atsirastų ir senelių namuose. Ir galbūt net, nežinau, darbovietėse žmonės gal nori pietų pertrauką, ten 20 minučių pamedituoti ir gali, pavyzdžiui, mokytojai kažkurie ateiti, pravesti praktikas. Ir tikrai bandysim siekti ir laikytis, tai asmeninis tobulėjimas. Nes mes, jeigu kaip mokytojai, ar ne, nes asociacijoje, aišku, galės prisijungti ne tik tie žmonės, kas veda jogą, kas ar meditacijas veda, bet apskritai, kas yra baigę jogos mokymus ar meditacijos mokymus, nes labai daug žmonių dėl savęs tiesiog pasibaigia. Tai yra mūsų irgi tikslas asmeninis tobulėjimas, tai bus tokie, kaip pasakyti, net uždaresni seminarai būtent asociacijos nariams ir kalbėsim apie asmeninės praktikas, kaip jas palaikyti, kaip stiprinti, kaip auginti save, nes būna kartais ar ne praktikuojam ir paskui nebežinom, ką praktikuoti, kiek praktikuoti. Tai va irgi, kad vyktų tas kiekvieno asociacijos nario asmeninis augimas. Ir mes keliaujam tada į visuomenę ir pasakam, ar ne, kaip kvėpavimo pratimai veikia, kodėl mes juos darom, kaip jie padeda. Nes labai daug žmonių kenčia nuo nerimo, nuo depresijos, nuo įvairiausių ligų, ligoninės pilnos, ar ne, kokie miestai praktiškai statomi, Kauno klinikos, kiek miestuose ligoninių. Ir kiek mažai žmonių jogos studijose, jogos studijos yra ligoninės, ar ne, kur mes taisom ir sveikatą, tiek ir mentalinę, ir fizinę. Tai va, tai ar ne, kad žmonės iš ten pradėtų eiti į ten, kur galima tvarkytis galbūt paprasčiau, arba kartais tiesiog sujungti, ar ne, kad ir gydausi sveikatą ir ligoniniai, ir vaikštau jogos studijas ir padedu taip savo. Tai va, tai tokie mūsų tie pirminiai tikslai, paskui dar žiūrėsim, į ką visą tai išaugs, kur mus nuves, o kol kas tada Ananta jums perduodu žodį. Tai pirmiausiai, turbūt mes turim padėkoti Indrei Marijai, kad jinai sugalvojo tokią iniciatyvą, sukūrė. Tai didinga siela, jūs esi didingi, mat jinai irgi didinga labai. Jos dėka mes čia atsidūrėm, nes šiais laikais gali daug ką norėti, bet matot, neturi šakti jėgos, kad taip pat suvesti žmonės į krūvą, tai va jinai tą suvedė. Ir jau tai viskas įvyko, kadangi jūs atvažiavote, jeigu niekas neatvažiuotų, tai čia vienas sėdėtų ir aš, bet nėra tos jogos. Tikrai jinai daug ką pristatė, papasakojo, matyt, mes turėtume kiekvieną išklausyti su idėjomis, va taip visi kartu, tikrai kas kiek laiko rinktis ir galim daug gero padaryti. Tikrai, tai pačiai Lietuvai, tam pačiam pasauliui, visai visatai, nes kiekvienas žmogus yra reikšmingas kūrinėje. Ir čia to vieta, kur turėtume turbūt atsiskleisti, kurti, augti ir galbūt dar kažką daugiau mes galėtume dar didingesnio pagalvoti, ką galim padaryti. O šiandien mes, čia kadangi atėjo ir žmonės, kurie šiaip kiekvieną sekmanį ateina, čia būna sekmanės programos, jūs randate Dvaroko šventyklai, tai matot, jogos tas asociacijos pirmas susirinkimas šventykloje vyksta šventoje vietoje. Čia šventa Dhama, šventa vieta, kur gyvena viešpats. Tai jau jūs pakliuvote į dvasinį pasaulį, ne šiaip savo, kad tai būtų kažkas tai, matote. Matot altorių, matot dievybės, matot atributus, kvapą, muziką, visą kitą bus prasadas. Užšokį, jeigu norėsit, atšokti. Jau irgi taip šoka. Va, tai mūsų laikas šiandien neribotas, tai pradžioje mes turėsime jagę, kad kiekvienas apsivalytumėm, matyt, nuo tos praeities, jeigu bet kokiu atveju sudegina daug karmos mūsų tos praeities, nes kiekvienas patys, jūs praktikuojate jogą, žinot, kiekviena mūsų mintis, kiekvienas žodis, kiekvienas mūsų veiksmas pagimdo atoveiksmį. Ir mes ne tik jau šitam gyvenime, bet iš praeitų atsinešam iš amžinybės. Sako, siela, tai reiškia, mes jau čia šitoje visatoje esame apie 155 trilijonus, tai 20 milijardų metų mes čia duodamės. Po tas jogas visokias visi. Va, tai įsivaizduokit, kokia mūsų praeitis, jeigu kartais būna baisu pasižiūrėti į praeitį, ką prieš šitą gyvenimą prisidirbom, tai įsivaizduokit, kas praeitį pridaryta. Va, tai. Ir va čia šansas irgi per jagį, ugnies ritualą, agnihotrą, kažkiek tai
sudegint savo gyvenimo metų gal. 10 metų savo gyvenimo, 2 gyvenimus, 100 gyvenimų, niekas nežino. Sunku pasižiūrėti, mes neturim tokių galių, kad pasižiūrėtume į savo praeitį. Todėl mes turime eiti į priekį tik tai. Į priekį su savo tuo apsivalymu. Čia yra didžiulis apsivalymas. Tai va, jėgos metu mes giedosim, aš giedosiu mantras, atarsiu, jums reikės tik vieną žodelį sakyti. Svaha. Pasakykite, svaha. Svaha. Ačiū. Svaga yra viena, svaga reiškia aukoji ir svaga yra ugnies dievo Agnė žmona. Bet viskas patas moteris. Per ją gaunam, reiškia, jinai priima aukas ir perduoda toliau. Visado 49 dievybės, jų šeima, kuri valdo visą visatą ugnį. 49 dievai šeima sudaro. Tai va, šita svaga yra žmona, jos vardas Agnė. Tai paties, reiškia, ugnies dievo vardas, o svaga yra jo žmona. Tai va, mes per ją, per ugnį, susiliečiam su visais pusdėliais, su pačiu viešpačiu. Mes giedosim čia pagrindinę Maha mantrą. Maha tai didelis, man protas, tra, išlaisvinu protą, didžiai įsivadavimo giesmę, Maha mantrą, kuris susideda iš 3 žodžių. Krišna, Rama ir Harija. Krišna yra vienas iš Dievo vardų, kuris reiškia patrauklus. Dievas turi neribotą skaičių vardų, mes taip turime suvokti, neapsiriboti, žinoti, kad čia. Ar Šiva, ar Jėzus, ar Buda, ar Alachas, ar Krišna, ne. Nesuskaičiuojame, kaip jis beribis, kaip jis, reiškia, absoliutus, neribotas skaičių. Dievas neribotas iš vis, reiškia. Neribotas skaičių vardų turi. Višnu Purana aprašo 1000 tik vardų, kitus Puranos dar aprašo vardų. Tai Krišna reiškia patraukliausias. Tai mes irgi, kadangi esam Dievo dalytis, tai mes Dievo dalytis, mes jo gabaliukas. Tai pas mus irgi pas kiekvieną yra kažkoks patrauklumas. Kažko mes patraukus vienas kitam. Ir viską gyvenimo mes ieškom to patraukliausias darbo, rūbo, maisto, namo, valstybės, antros pusės, visko patrauklaus, nes tai mums įdėto nuo paties Dievo. Kitas vardas yra Rama. Rama tai reiškia visą džiuginantis, tai mes turim jausti džiugesį širdyje. Šiaip viskas yra jau širdyje. Tai reiškia, mes kaip sielos jau savie viską turime, o širdyje mes patys artamės. Tai Rama reiškia džiugesys. Ir Harija tai reiškia energija ar vartaranė, kuris sujungia. Tai Maha mantra sudaro 16 žodžių arba 32 skiemenis, o visų patraukliausias, o visas džiuginantis viešpatį. Leisk man tau tarnauti. Labai graži malda, kaip ir visos kitos, ar tėvai mūsų kartuojat, ar Allah Akbar, praktikuoju, ar Om Shivaya Namaha, visos jūs gražios, tik reikia praktikuoti. Kadangi joga, šitas mokslas yra perduotas Šivos. Šiva perdavė jogą Parvati savo žmonai, kai jinai uždavė klausimą, apie ką yra ta absoliuti tikrovė, apie ką yra savęs pažinimas. Ir Šiva tuo pačiu žinojo, koks laukia laikmetis mūsų, ar ne? Tas laikmetis tai iš tikrųjų, kaip Buda prašęs, yra, kad realiai viskas yra kančia ir mes tarsi tokius turim trumpus atokvėpius nuo kančios, nes tai kūnas sensta, tai ligos kažkokios atsiranda, kaip sakau, kai būna kūdikystė, ar ne, tokios būna bėdos, kad vaikščioti negalim, turim mus maitinti, nešiojamus visur, kur norim, nenorim, nuneša. Paskui atsiranda vaikystė, ar ne, mokyklai visokie iššūkiai, paauglystės dramos, santykių dramos, visokių tų reikalų mes iš tikrųjų patiriam begalę. Ir būna tie laikotarpiai, ar ne, kai nurimstam, einam ten jogą, nurimstam. Ir Šiva, žinodamas, koks laikas mūsų laukia, perdavė jogos mokslą žmogui. Ir tie, kas praktikuoja, realiai žino, kad palankius jogą, pabandžius medituoti, ar ne, laikytis, kad ir to pirmo, antro principo jogos, jamani, kai pasikeičia gyvenimas ir kaip ne vis nori grįžti, kaip sako žmonės, grįžti į tas erdves, kur ten, sakykime, alkoholio kažkokie vakarėliai vykdavo ir panašiai, kad būna paragautas tas skonis, kaip gali būti gera, paprasta, lengva, tiesiog, ar ne, pasidarius asanas, kvėpavimo pratimus, pameditavus. Ir Šiva, būtent visą tą mokslą, ką mes dabar turim, ką mes praktikuojam, tai buvo perduota Šivos. Tai aš noriu pakviesti jūs pakartoti mantrą Šivai kartu, kam yra svetima ar nesinori, kažkaip tai nedrąsu, tai gali tiesiog pasėdėti, paklausyti, pabūti kartu mantroje. Ir šitą mantrą iš mūsų tėvų nuskamba kaip padėka Šivai už tai, kas mums paliko, ką davė, ar ne, nes realiai mes turim tokį milžinišką mokslą, išsivadavimo mokslą. Ir šitas mokslas yra ne tik apie tai, kad
sveikatą pasitvarkyti, emocijas nusiraminti, mintis susitvarkyti savo, ar ne, nes tam būna, kaip sakė, kad mūsų mintis netgi gali būti nešvarios, ką kalbėti apie kūną. Tai va, bet jisai realiai paliko mokslą net nušvitimą. Tai kas nori ar ne, gali eiti jogos keliu ir realiai išsivaduoti. Tai va, tai čia kiekvienas skirtingi poreikiai ir kiekvienas poreikis yra geras, vien sveikatą susitvarkyti, koks rimtas reikalas. Tai va, tai pasikartosim 108 kartus Om Namaha Shivaya, 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 Om Namaha Shivaya. Palengva galima paleisti mantrą. Galima likti užsimerkus dar kelias akimirkas, tiesiog pabūti mantros energijoje, pailsėti joje. Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shiva Shudam Stam Swaha 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 Namo Vishnu Padaya Krishna. Tai dabar mes atsistosime ir eisime 7 kartus.